Šioje pamokoje pasiliksime ties lietuvių kalba. Matome dešinėje, kad lietuvių kalba ir nustatyta, tačiau viskas kol kas pagrindinėme puslapyje anglų kalba. Šablonas kaip ir buvo, taip ir yra. Dar kartą patikriname, nuimame viršuje index.php reikšmę, spaudžiame Enter ir vėl žiūrime, kad anglų kalba pasilieka. Paspaudus ant lietuvių kalbos, tik tada prasideda mūsų lietuvių kalbos puslapį. Čia aišku mes dar neredagavę. Ką mes dabar darysime? Einame į meniu, kalbos. Pirma ties kalbomis panaikinome varnelę, kad jos nesipublikuotų, o dabar mes jas ištrinsime. Kol mes nesinaudojame, kol mums nereikia jų, mes jas dabar panaikinsime. Panaikiname rusų kalbą, panaikiname anglų kalbą, spaudžiam delete. Einame į meniu ir content. Taip, nežinau kodėl, bet visada meta šią klaidą. Tai nėra nieko baisaus, paprasčiausiai išeiname iš naršyklės, spaudžiame kryžiuką. Spaudžiame vėl patekti. Per naują užsikrovė mūsų naršyklė. Einame į mūsų svetainę. Štai matome, su ja viskas tvarkoja. Ir kaip ir pasiekėme, jau dabar yra lietuvių kalba. Tai to mums ir reikia. Kai norėsime kalbų, be jokių problemų mes jas pajungsime atgal. Tiek anglų, tiek rusų, tiek vokiečių ar lenkų. Kokios jums reikės kalbos, tokią ir pasijungsite. Šiam kartui tiek.